Labą dieną, tai šiandien grįžau su Legend of Zeldos legenda laiko Karina. Tai šiandien pradėsim žaisti. Čia yra Kokiri miškas, toks jo pavadinimas. Štai atbėga kažkokia merga. Kurios aš net nepažįstu. Na, štai galima nulipti kopėčiom per kiekvieną žaidimą. Tai čia dabar mane sveikina, kad aš gavau fėją. Ir atseit labai džiaugiasi manimi. Tai šiandien bandysime gauti 2 daiktus. Nesakysiu, kokie jie bus, nes turėsit patys pažiūrėti klipą ir pamatyti, kokie bus nauji mūsų daiktai, kurie tikrai bus per šitą žaidimą reikalingi. Oi. Štai. Matot, mano žmogeliukas labai lėtai vaikšto. Jin kažko nori. O, štai mėlynas pinigėlis, kuris duoda 5 rubinus tiksliau. Štai dar vienas mėlynas rubinas. Štai taip, atidarom čestą. Ir randam vieną daiktą iš 2 daiktų, tai yra Kokiri kardas. Su juo, kaip žinoma, galėsime kautis prieš monstrus. Negalima praskipinti teksto. Biški nesąmonė, bet ką jau padarysim. Tai taip, einam į equipment, į apsirengimą, oi, atsiprašau, ir štai turime kardą. Au! Štai. Štai gavome žydelę. Greičiau bėgam. Štai. Taip. O tai va, pabėgome nuo šioje tai akmens ir parodysiu jums vieną dalyką, kurį galima per šitą žaidimą daryti. Šitą žaidimą galima pjaustyti ženklus, ar kaip jie ten. Nepralenkiu, va. Tiksliau neužspaudžiu. Na, štai va. Šiandien. Ant šito žaidimo, oi. Galima pasiimti akmenis. Negaliu pasiimti. Nesąmonė. Lauk. Pabandysiu. Ne, nepanašu, kad galėjai pasiimti. Čia žemėlapis. Ne, negaliu pasiimti akmenų. Ką aš čia padariau?
Tai va vienas. Žali rubiai prideda mums vieną rubį. Kaip pasakyti, pinigą. O mėlyni 5. Žinau, yra raudoni ir dar kažkokie. Tik dabar užmiršau, kaip jie vadinasi. Šiandien į miestus, šiandien miesto neieškosiu. Šitą galima. Štai. Tai pasiėmam akmenį ir mes galime nudažyti, iš kurių gausime dar rubinų. Žinau, viename name yra tikrai galima gauti labai daug tų rubinų. Lipsim čia. Atsiprašau, labai sunku praeiti pro šitą vietą. Štai. Ups. Sunku. Palaukit. Štai taip. Štai mėlyni pinigėliai. Tiksliau 5 rubiai. Ką jums čia sako? Jeigu, sakykime, šokam ir pasiridenam, tada mums nenulemia to nušokimo skausmo. Štai čia yra šopas. Papradusiu jį vėliau, kai gausiu pinigų. Va, ir mums sako, kad galime paspausti šį mygtuką ir galime kalbėtis su tais žmonėmis, kurie yra toliau nuo mūsų. Palaukit. Tuoj paskaitysiu. Supratau. Teisybė šneka, bet koks skirtumas. Štai galime įeiti į šitą namą. Ir man patinka šitas namas, nes sudaužius šitas puodines galima gauti pinigų. Tik labai sunku juos pasiimti. Štai. Geriausia mesti jos vieną vietą. Sakykime, čia. Štai, mėlynas rubis. Man atrodo, aš praskipinsiu šitą dalį ir surinksiu iki 99 rubių. Tai iki. Na tai va, grįžau su 99 rubiais. Tikrai neklauskit, tikrai labai užkniso juos rinkti. Štai čia bus šopas.
Ir dabar sužinojau, kad raudoni rubiai yra 20 piniginių rubių. Tai va. Oi. Atsiprašau. Oi. Na, senai žaidžiau. Tai va. Turime prisigydymo širdelę. Turime 10 strėlių. Turime 30 strėlių. Turime dekų. Kaip jas vadinasi, sėklų. Va, dekų sėklų. Turime dekų riešutų. Dekų tą pagaliuką. Dekų riešutų 10. O čia yra dekų 5 riešutai. Ir yra dekų skydas. Štai kas bus mūsų antrasis daiktas. Nes mums jo prireiks žaidžiant žaidimą. Bet neilgai, nes gausime naują skydą. Štai va, praradome 40 pinigėlių, rubių, tiksliau. Ir palaukit. Ir dabar turėsime skydą. Ups, štai turėsime skydą. Štai su juo galime gintis. Man patinka šitas labai būdas, kai galima keisti. Galime biškį praktikuoti. Pavyzdžiui, jeigu spaudi šitą ir spaudi skydą. Atsiprašau už inventorių. Biškį mygtukus susmišę. Galima daryti štai tokį. Štai galima daryti. Normalios atakas negalima daryti. Galima štai tokią ataką. Tokią ir tokią. Dar vienas dalykas, tai einant žaliuose galima rasti pinigėlių. Tai va. Ką čia daugiau ir pasakęs. Šiandien, kaip ir sakiau, epizodas tikriausiai bus baigtas. Štai. Na tai šiandien, epizodas bus baigtas. Tuoj pasišnekėsim su šitu. Tai jis noriu, kad jeigu norime susitikti su dekų medžiu, turime apsimauti dekų kardą ir dekų skydą. Tai jis mane išvadino kažkokį tai durniuku, ar kaip jis ten. Sako, nors aš ir už jį geresnis, turiu tokius ginklus, kardą, skydą. Sako, vis tiek aš durniuks. Na, koks skirtumas? Tai šiandien tų epizodą ir baigsiu. Viso gero!